Štai ir nauja iššūkio diena. Šiandieną pakalbėsim, kas naikina gerasias bakterijas. Apie patį cukrų dabar, vėlgi geroji, blogoji žarnyno mikroflora cukrus. Kas jo maitinasi, kam jisai tinka, kam jisai blogas. Pirmas dalykas apie cukrų, tai kad apskritai tai yra koncentratas. Šiaip gamtoje, jeigu pasižiūrėtume, kaip atrodė, pavyzdžiui, senovėje, vadinkim, archaiški bananai arba arbūzai, buvo daug didesnės sėklos, buvo daug mažiau to, sakykim, tokio kaip minkštimo ir skonės nebuvo toks saldus, kaip dabar parduotuviai visokius vaisius galima nusipirkti besėklės vynogės. Tai jeigu jos gamtoje būtų besėklės, jos pirmas dalykas, jos tiesiog iki šio momento nebūtų pratęsusios savo tos linijos, jeigu taip žiūrėti, nes tos sėklos yra reikalingos, kad augalas išgyventų gamtoje ir daugintųsi taip. Tai bet kas tada padaroma, kadangi žmogus taip mėgsta saldų maistą, tada vaisius jau yra modifikuojamas, pakeičiamas, kad būtų daugiau minkštimo, kad sėklų nebūtų, bet gamtoje taip nėra. Ir čia dar skaitome, kad vaisius. Bet įsivaizduokit, jau pats tas cukrus, tai jau yra, dar iš to yra koncentratas. Aišku, nebūtinai iš vaisiaus, būna ir iš tų cukrinių runkelių ir taip toliau. Iš įvairių dalykų galima tą cukrų išgauti, bet tai yra koncentratas, nes jeigu mes suvalgom ten gal išsiverdam ten kažkokių morkų ar kažko, mes suvalgom lėkštę ten tų morkų, gabaliukais jau pavirtų su odele, mes gaunam ten ir odelę, ir skaidulų, ir beta-karotenų, ir visokių fitomedžiagų, ir jo mes gaunam ten gal taip vieną valgomą šaukštą kartu cukraus bendrai. Bet suvalgius tą dubenėlį morkų, jau sotumo tokio duotų. Jeigu jūs suvalgysit dubenėlį cukraus, tai iš karto pirmas dalykas bus labai faina, labai užkirs visi neuromediatoriai, dopaminas, viskas bus tokia wow, bet ir tas užkilimas bus ir tada jisai labai eis į apačią, tada jaustis iš tikrųjų labai galim jaustis blogai ir žemai. Ir tas nepalaikys stabilaus cukraus kiekio kraujyje. Tai kai dažnai žmonės daro tą klaidą, kad jie bėga darbai, tas šiuolaikinis tempas, tipo gyvenimo, kur žmonės nieko nedaro, kad kitaip gyventi, išgeria kavos ir ten kažkokie, visiškai ten, tarkim, miltinė ten bandelė su glajom cukraus ar dar kažko. Tai staigiai cukraus kiekis kyla ir jisai vėl leidžiasi ir žmogus būna išsitaško, tiesiog nėra stabilios energijos kūro. Jau tada žymiai stabilesnė energija pasninkaujant, būna tiesiog, kai tu atrodo iš kažkur ateina tos energijos. Bet čia mes tiesiog čia reikia patiems pabandyti ir labai atsargiai. Tai grįžtant prie cukraus. Dabar taip kaip yra paveikiamas, tarkim, cukraus lygis kraujyje, energija, susikaupimas ir panašiai, neigiamas poveikis. Lygiai toks pat neigiamas poveikis yra mikroflorai žarnyno. Čia kas yra pagrindas šitam iššūkyje. Tai bakterijos, jos maitinasi šiaip tais luobeliam, tarkim, luobeliam, kažkam sėlenom, kažkam odeliam, pagrinde visokiais dar taip pat polifenoliais maitinasi iš pagrinde augalų, prieskonių, žolelių, grybų, iš visokių tokių dalykų. Čia yra vadinasi prebiotikai, kaip trąšos, kaip galim sakyti maistas gerosiom bakterijom. Nes jeigu mes išgeriam ten kapsulę probiotikų ir yra tik tais rūšis bakterijų, jos įeina į žarnyną ir visos tos bakterijos yra tranzitinės. Didžioji dalis jos pagrinde įeina ir išeina. Dėl to mes turim pastoviai palaikyti tą. Ir yra taip, tam tikros rūšys bakterijų, kurios palaiko tą balansą, bet mes turim ir patys jį palaikyti savo mitybą. Tai kai žmogus valgo koncentruotą cukrų, be jokių tų sėlenų, be jokių skaidulų, be jokių odelių, lobelių ir panašiai, tai nėra natūralu, todėl kad gamtoje tokio maisto iš principo nebuvo. Kad būtų tuo pat metu tiek daug cukraus ir tiek mažai skaidulų. Taip tiesiog gamtoje nėra. Nueikit, nusiskinkit obuolį kaime ir jūs, kad prieitume tą minkštimą,
jūs vis tiek turite tą odelę, atsikasti. Aišku, jūs galite nusipjauti, išmesti, labai dažnai žmonės taip daro, nemėgsta. Bet iš principo minkštimas jis naudingas, ten medžiagų yra, bet va ta odelė yra maistas bakterijoms. Tai žodžiu, su cukrum pagrindinė problema, kad yra maitinamos blogosios bakterijos. Tai va čia yra ir kandida yra grybelis, tai čia yra vienas iš tų pagrindinių, kad kandida grybelis jisai maitinasi cukrum ir jisai, grybelis jis kaip plečiasi jo tiesiog tos, galima sakyti, ten ir tie hifai ir kaip iškiuka užkrito tas žodis, bet yra visai tas micelis, žodžiu, jo sporos, tarsi micelis, jisai plečiasi kaip tinklas, bet labai panašiai ir kandida grybelis, jisai keičia formą, struktūrą ir plečiasi ir užima paviršiaus plotą žarnyne, jeigu jis gauna per daug cukraus, išvešia ir nėra bakterijų balanso. Tada kas vyksta, tada žmogui gali pradėti pilvo pūtimas, pavalgo kažką ir išsipučia kaip balionas. Ir gali per pirmas 2 valandas tai jau įvykti. Gali atsirasti labai daug dujų, gali atsirasti riaugėjimas, gali nevirškinimas atsirasti, galvos skausmai, odos problemos, hormonų problemos. Čia vien nuo to, kad, tarkim, žmogus turi įprotį vis kažką dėl streso emociškai valgyti, kažkokių saldumynų, visokių cheesecake'ų, visokių ten bandelių, spurgelių, glajų, visokių ten tų nesąmonių. Ir tai čia yra irgi labai toksai, nes kiti sako, ką čia, kiti vaisvandenius geria, išgeria tos 2 litrus ten, sako troškina, tai ne vandenį geria, bet vaisvandenius ir galvoja, kas čia yra, bet išgerus litrą ar 2, ten 10 gal šaukštų jau yra, ar 20 šaukštų jau cukraus, tai yra kosmosas. Gamtoje reikėtų gerai paplušėti, kad tiek susirinkti jo daug kalorijų sudegintume. Tai žodžiu, aš čia taip plačiai iš principo apie viską, bet cukrus, jeigu konkrečiai taip apie tas bakterijas ir tai maitina kandida grybelį ir taip pat patogeninės bakterijas, išbalansuoja mikroflorą ir tada gali pradėti trūkti gerųjų bakterijų, tai pieno rūgšties bakterijų, bifidobakterijų ir tada kandida grybelis gali išvešėti ir jis tada pats iš savęs blokuoja tas gerasis bakterijas, tada jau reikia kovoti, tada jau reikia valyti, šalinti ir grybas, jisai apskritai gamtoje jis yra labai stiprus. Jis geriausia iš vis net neduoti galimybės kandida grybeliui išvešėti, jeigu įmanoma. Prevencija numeris 1. Nes jeigu jūs jau esate toj stadijai, kai jau grybelis peraugęs žarnyne, tai reikia gerai pasidarbuoti, kad jį atstatyti vėl į balansą. Nes grybai jie viską skaido. Gamtoj visa, kas jau miršta, visa, kas turi mažai gyvybinės energijos, ar apskritai grybai viską skaido ir jie užima labai labai daug įvairių funkcijų. Taip pat ir žarnyne. Dėl to visą tą reikia balansą išlaikyti. Tai ką, tikriausiai šiandieną tiek ir iki malonių susitikimų sekančiai laidoj. Laimingai, su meile ir iki.